Sveiki, mano mėly draugai, kaip laikote? Šiandien aš vėl esu čia ir jums pristatau savo birželio mėgstamiausius. Taigi, pradėsiu nuo labai vasariško paprasto dalyko, tai yra gertuvės. Taip, tai gertuvė, kurią pirkau su labai didelė nuolaida, nors ir taip ne per brangiausiai kainuoja, bet buvo akcija ir galvoju, kaip aš jos seniai ieškojau, kokia nuostabi, kokia vasariška, kaip gerai bus ją atsigaivinti ir labai džiaugiuosi. O tas mano toks truputį džiaugsmas, net vietoj vienos nusipirkau 4 ir dabar turime kiekvienam šeimos nariui po vieną, plus svečiui. Labai miela gertuvė iš tikro ir tinka kaip ir stalo dekoracija arba šiaip tiesiog važiuoju, keliauju, aš visur ją nešuosi, nesvarbu koks oras, bet visada sveiką gėrimą turiu čia. Taigi kitas toks dalykas yra truputį jau kitoks ir tai yra apie kunigą Algirdą Toliatą. Tai yra jo knyga, štai čia yra šalia manęs, bet aš noriu ne apie knygą kalbėti ir papasakoti apie tai, kaip jis savo pamokslus ir filmuojasi per Facebooko programėlę live, daro tiesioginius įrašus. Taigi, jį pastebėjau tikrai gerokai anksčiau ir vis matydavau ir galvodavau, na nieko sau, koks jau čia darosi išmanus kunigas ir panašiai. Jo taip nepažinojau artimiau. Tada aš kažkaip jį pamėgau, tą jo puslapį ir vis daugiau ir daugiau apie jį mačiau ir iš tikro žaviuosi šio žmogum. Ir vieną rytą atsikėlusi galvoju, kad turiu kažką naudingo nuveikti, pasidariau kavos ir taip netikėtai man išmetė priminimą, kad vyksta pas jį dabar tiesioginė transliacija. Tad aš įsijungiau ir žinokit, labai nustebau. Tikrai nuoširdų žodžiai, paprasti žodžiai, bet pasakantis daug ir pamokantis įvairiose situacijose, tad labai rekomenduoju ir galima net ir tikėti ir būti kažkur namuose, nesvarbu, kur Dievas yra, svarbu tikėti. Ir gali gulėti savo klausyti, gali bažnyčioje klausytis pamokslo. Tad kas dar nebandėt, labai rekomenduoju. Aš iš karto vieną jo tą pamokslą išgirdusi jau tikrai, net ir pasidalinau su mama, su kitais šeimos nariais ir net ir kitus pamokslus peržiūrėjau, labai rekomenduoju. Ir štai čia yra knyga. Tiesą sakant, aš jos dar nesu perskaičius, aš ją skaitau tik tai po vieną skyrių, nes iš tikro tokios knygos norisi atsiminti ir visą tai išjausti, o ne taip kaip romaną perskaitai, greitai ir viskas padėti. Ne, šią knygą skaitau lėtai ir nežinau, kada ją pabaigsiu, nes noriu po truputį informaciją įsisavinti. Tad kai aš pabaigsiu, būtinai pasidalinsiu, ar man patiko ar ne. Dabar kol kas apie ją net nieko ir nesakysiu. Taigi, kitas toks dalykas, irgi jeigu pradėjau su savišvieta, tai labai norėčiau nerekomenduoti, bet vėlgi tai yra mano mėgstamiausias dalykas birželio mėnesį atradimas, tai pirmas kartas, tai gongai. Buvau gonguose, gongų maudynėse su Virenijumi ir iš tikro likau nustebinta, tai mane sužavėjo. Išgyvenau įdomius pojūčius, nors atrodo specialiai nieko nedariau, tiesiog buvau atsipalaidavusi. Ir tai buvo mano pirmas kartas ir prieš tai nieko nesidomėjau, nieko neklausinėjau, ar kas buvo, ar kas nebuvo, tiesiog galvoju, nesusidarysiu išankstinės nuomonės ir pasakysiu tik tada, ar man patiko ar nepatiko, kaip pati išgyvensiu visą tai. Ir iš tikro nuėjusi, jaučiausi gerai, aš atsipalaidavau ir išgyvenau. Atsipalaidavau kažkaip labai gerai ir kiek aš visko išjaučiau, išgyvenau, tai wow, mane tikrai sužavėjo ir toks keistas jausmas, kai manęs klausia, ar tau patiko, ką tu jauti. Aš nežinau, ką atsakyti, nes aš jaučiau labai daug ką, bet atsakymus radau ir galbūt
radau tik tai po gerokai meditacijų, bet džiaugiuosi ir dabar labai noriu nueiti dar antrą kartą ir pažiūrėti, koks tai bus mano antras kartas. Galbūt dar daugiau kažką išjausiu, o galbūt rasiu dar didesnę ramybę. Tad rekomenduoju, jeigu dar kas nebuvot, o jeigu kas buvo, tai labai norėčiau išgirsti jūsų taip pat atsiliepimus, kaip jūs jaučiatės, ar jums patinka. Taigi, kitas dalykas linksmesnis. Labai rekomenduoju ir vėl aš apie tas rekomendacijas tiesiog nerekomenduoju, bet man labai patiko ir aš norėčiau, kad ir jums taip pat būtų smagu, todėl tikiu, kad gali būti smagu ir sakau, kad rekomenduoju, bet iš tikrųjų mano mėgstamiausias yra tai Triušiukų slėnis. Tai yra vieta, kurioje auginami įvairūs triušiukai narvuose, ten jau narvuose ir ten yra truputį ir kitų gyvūnų ir ten toks padarytas ne zoologijos sodas, bet toks labai jaukus kampas, nežinau kaip pasakyti, žemės lopinėlį išdėlioti tie triušiukai, narvai ir tu gali eiti ir lankyti. Rekomenduoju, nes tai laikas gali būti su šeima, gali būti su draugais ir žinoma su vaikais. Mes buvom su šeima ir mums labai labai patiko, ten taip tie gyvūnėliai taip gerai nuteikė ir ta aplinka visa tokia įdomi. Galima pasimti ir maisto, kad pasidaryti tokį iškilą. Su vaikais yra šiaip ką veikti, jam batutas, supinė, smėlio dėžė, šiaip namelis, tiesiog jie ten turi ką veikti. Ir žinoma gyvūnėliai. Smagu, galima juos paglostyti, pagaudyti, palaikyti, tai labai labai faina ir dar galima pamaitinti. Tad mano mėgstamiausias atradimas birželio mėnesį tikrai yra tai. Ir nors lietus lijo mums tą dieną, labai tikiuosi, kad mes dar nuvažiuosime tada, kai yra saulė, nelis, o kai saulė švies. Truputį mane lietus jau veikia. Taigi, kitas mano toks mėgstamiausias dar atradimas yra tai vieno danties dantų šepetukas. Įdomus dalykas, visai kažkaip netyčia aš atradau, galbūt jūs jau ir seniai atradę, bet aš nežinojau. Mano dantis yra nelygus, nekryvi, galima sakyti, nevienodi, tad iš tikro paprastų dantų šepetukų išsivalius dantis aš kartais persivalydavau, nes toks jausmas, kad atrodydavo, kad jie man neįsivalo pakankamai gerai. Ir atradau tokį vieną naują būdą, kaip vieno danties dantų šepetukas ir likau labai labai sužavėta, nes tu tikrai kiekvieną dantį nusivalai ir taip iš lėto. Žinoma, toks jausmas pirmą kartą paėmus šį dantų šepetuką keistas, nes iš įpročio norisi brūžinti, kad greičiau, taip atrodo daugiau, bet ne. Čia reikia taip lėtai, po vieną, eini ir brūžini. Tikrai toks, gal daugiau net ir laiko užtrunki, bet jaučiasi tas toks kitoks išsivalymas ir atrodo tikrai švariau, nes tu palieti tai kiekvieną dantį, o mūsų burnos higiena yra labai svarbi. Tad jums rekomenduoju atsižvelgti į savo dantis, jų yra tokių dantų šepetukų pirkti įvairiausių ir ties kietumu, ir ties išpjaustymais, išraizgymais, tai prisitaiko prie jūsų kiekvieno danties. Tad geriausia pasitarti su savo odontologu ir nusipirkti. Tada kitas dalykas labai man patikęs ir labai svarbus, taip pat susijęs su higiena, tai yra liežuvio gramdiklis. Štai čia jo neturiu pasiruošusi, bet internete jūs galite rasti įvairiausių jų, irgi ir metalinių, ir nemetalinių, bet tai yra jo esmė yra, kad tik atsikėlus ryte arba tik galbūt net ir prieš miegą galima ateiti ir nusigramžyti savo liežuvį. Atrodo keistai, ne, bet iš tikro tai būtent iš nakties pabudus ant liežuvio yra labai daug negerų dalykų, tad tas liežuvio gramdiklis yra labai reikalingas. Ir iš pat pradžių jūs tik atsikėlę, neskubėkit bėgti gerti vandens, o skubėkit į vonios kambarį ir pirmą nusivalykit liežuvį. Iš tikro ir bakterijos, ir kvapas truputį keičiasi būtent tokį ritualą darant kiekvieną rytą. Taigi labai rekomenduoju. Mano rekomendacijos atrodo jau ir į pabaigą.
Ir dar labai rekomenduoju. Aš ir vėl apie rekomendacijas atsiprašau, ne taip turėčiau sakyti, reikėtų sakyti, mano mėgstamiausia yra būtent kelionės, kad reikia keliauti, keliaukit, nesvarbu kur, bet keliaukit. Birželio mėnesį buvau su šeima ir draugėmis iškeliavusi į Taliną ir iš tikrųjų pirmą kartą. Tad man labai patiko ir rekomenduoju jums taip pat keliaukit. Jeigu nenorit į užsienį, tai keliaukit po Lietuvą. Jeigu bijot skrydžių, tai keliaukit mašina, autobusu. Yra įvairiausių pasirinkimų, o kelionės mus augina. Tad aukime. Ir ačiū labai jums, kad žiūrite. Ačiū labai, kad komentuojate ir dalinate savo taip pat mėgstamiausiais. Iki.